Su jautriais vaikais ir apskritai su visais mažais vaikais reikia atlikti energetinį psichologinį darbą. Reikia išmokti energetinių praktikų ir metodikų ir jų pagalba dirbti su tokiu vaikų subtiliaisiais kūnais. Indigo vaikai energetiškai yra labai jautrus ir su tokiais vaikais reikia atlikti teisingą psichologinį subtilų darbą. Tam reikia vystytis patiems tėvams. Jiems reikia būti pavyzdžių, gyventi sveiką gyvenimo būdą, neleisti savo vaikams žiūrėti amerikietiškų ir ne tik amerikietiškų, o apskritai šiuolaikinių animacinių filmų. Jų žiūrėti nerekomenduojama, kadangi beveik visi iš jų turi 25 kadrą. Nesakau, kad visi, bet beveik visi animaciniai filmai šį kadrą turi. Juose egzistuoja akimis nepastebima informacija, kurią užfiksuoja pasąmonė. Ji vaikui sukelia griaunančią nenuspėjamą būseną. Juk pats vaikas dar nėra sąmoningas, nėra išsivystęs ir jis nesugeba analizuoti taip kaip suaugęs žmogus. Jis rodo blogą elgesį, kurį užfiksavo 25 animacinio filmo kadre. Ir tėvai sako, mes nežinom, kas vyksta. Na, paimkime tą pačią reklamą, kuri taip pat šį kadrą turi. Dėl to, mano mėlyje, reikia vystytis, reikia studijuoti psichologiją bei savo prigimtį, reikia suprasti visus tuos eksperimentus, kurie yra daromi su žmogumi. Pasižiūrėkime, prie ko mes dabar priėjome. Dauguma žmonių psichiškai nėra stabilus. Jie yra labai išderinti bei gyvena labai sunkius gyvenimus. Kaip tokia visuomenė gali įeiti į naują pasaulį ir kokį pasaulį gali sukurti? Mes dabar turime didelę problemą, kurią patys sukūrėme savomis rankomis. Žmonės atmetė norą vystytis, todėl mes dabar turime šią pasekmę. Dabar reikia nurinkti tokį derlių ir remianti situaciją, žiūrėti, ką galim padaryti, kad galėtume padėti tokiems žmonėms, o taip pat šio pasaulio vystymui. Visgi vystyti, kad ir kas be nutiktų ir nesvarbu, ką be bandytų gyvendyti. Daryti viską, kad gyvenimas taptų geresniu, o ne blogesniu.